Man atrodo, daug komfortiškiausia elektriniai dviračiai. Kartais kompanijos būna labai mandagios ir manęs paklausia, kokios tu nori spalvos. Ir šį kartą šiai kompanijai atsakiau, nustebinkit. Arba gausim baltą, arba gausim vėl tą pačią nuobodžią juodą spalvą. Ceplinio dangaus nėra, saulė, duokit baltą dviratį. Momentas tiesos, kokia spalva. Pasirodo net kreminė spalva. Burvatsargiai balti, gal visas freimas bus juodas. Na ir kol nuobodžiai viską karpaliosime, noriu parodyti porą aksesuarų, ką gauname. Instrukcija. Gauname telefono laikiklį ir dar aišku dėžė, kurie bus, jau žinau kas bus. Gauname papildomą diską, belenkiek zateškių, na aišku pedalai, galėjo būti irgi kreminiai. 50 euro centų skamba liuks. Akceleratorius, multitūlas, priekinio rato tvirtintojas ir atšvaitų. Kaip gerai, kad kompanija rūpinasi. Tikrai yra miela. Na ir dabar bėgtukė greitukė, sudėkime šį dviratį. Pirmą pradėkime nuo vairo ir įstačius jį per vidurį prisukame, bet neprivežimą. Tada paimkime priekinį ratą, paimkime stabdžio diską, užmaukime ratą štai taip. Suk ratelį, suk į vieną pusę. Čia jau tikrai drūtai reikia priveršti, kad gerai laikytųs. Tada kartu dėkime purvatsargį ir priekinį žibintą. Priverškime purvatsargio rėmus ir pukšt. Uždėkime bagažinę. O, pyste atsirado sėdynė. Ir šitą įdėkime, pedalus prisukime pagal left ir right. Na ir liko pora šūdukų kaip skambaliuks, galinis atšvaitas ir akceleratorius, kur lemba irgi reikėjo jėgų. Ir pagal dviratykliukę sujungkime šios laidelius, užzateškinam dviratį ir viso. Žiūriu, tokia didelė kulka, galvoju, bateriją tikrai reiks ilgai krauti. 3 valandas užtruko, na, pilnai pakrauti užtrunka tarp 6 ir 7 valandų. Ir dar kaip surinkau ir sudėjau, jungiu ekraniuko, žiūriu, dar kažkoks lipdukas užklijuotas. Nu, aš tą barkodą nuskanuoju, žiūriu ir pirmą kartą matau appsą. Na, pati programėlė veikia labai paprastai. Programėlė vadinasi OneSport e-bike. Tačiau, mano manimu, yra biški tokių nelogiškų sprendimų kaip lygis. Bet kad veikia, tai tiesa. 3 lygis, žiūrėkit, ir keičiasi. Ir gan greitai atsako. Taip pat šviesas galima jungti, tiek galinis, tiek priekinis. Taip pat turime rankingą, kas nori pasivažyti, net yra Lietuva, kruizas. O, eik tu. Nevažiuok. Geras appsas. Ir rodo, kur yra mūsų dviratis, jeigu toli kažkur pastatėt. Arba kaimynas turi tą patį dviratį ir sustatėt visi toj pačioj vietoj. Taip pat atskirt pagal GPS-ą. Nu, šitas video yra gal labiau dedikuotas su visiška elegancija, išskirtiniu dizainu. Nu, kalbant apie tą eleganciją, pradėkime nuo top speedo. Ir pažiūrėsime, šitas dviratis švelnus ar visiška raketa. Važiuoja. Tokį žvirkelio tikrai negalim pabaisėti. Jungime 3 lygį. Vaiktų važiuoja normaliai. Klaso yra. Bet 25 ir tada jisai sustoja, okei. Gerai, Hebra, gal važiuojam į tą civilizuotą gyvenimą. Atrodo, kad kitą kartą tikrai darysiu traukinio apžvalgą. Ir truputėlį nuskelkime namo. Turime nulinį, 1, 2, 3 režimus. Antiek viskas paprasta, kad net P režime nėra, kad labai daug ką galima būtų pakeisti. P1 keičia ekrano ryškumą. P2 tai arba mylios arba kilometrai. Čia rida, aišku, nieks nesikeičia. Bet paspaudžius vidurį mygtuką rodo, kiek mes laiko užėjome po jungimo. Paskui rida. Trip tai irgi jungimo metu, kiek nuvažiavome. Voltai tai baterijos gyvybingumas. Dar mano pirmieji įspūdžiai bestumint šitą dviratį. Taip pat galima tik minti, o jeigu pritingi, galima naudoti akceleratorių. Kaip ir dabar šiek tiek jaučiuosi. Tai pirmas režimas važiuoja iki 15, ne 15, ne 16. Ai, dabar ant 20 važiuoja. Čia blembu šventį kažkokią vyksta. Gerai, varom haker daryti. Gal tai faina būtų su ta publika, bet tai copyrighto ten žvagulius dainuojam antroji. Jam tas pats kai man, žopa seniai. Aš supratau kiniškai, supratau, ką jis norėjo pasakyti. Ne. Nuėjau jų oficialų puslapį, kaip atrakinti tą greitį. Oficialiai parašė, kad greičio negali keisti. Pagaliau atvažiavome į miestą. Važiavome jau 16 km, jokios padalos neįsikrovė. Maždaug supratau charakterį iš to dviračio. Na, kiek turim broliukų. Kukirinai. Šitas dviratis primena, kad gyvenime nereikia skubėti. Visiškai ramiai važiuosi, kas nebūdinga mano stiliu, bet suprantu tokius žmonės, kurie nori tiesiog išvažiuoti ir pasimėgaut gamtą. Va, į gėlytes pažiūrėti. Ir šitas dviratis yra apie tai. Pagazuot gali su mašina. Ir kas mane labai šokiravo, tai visas tas komfortas. Labai išgyriau tą išpakuotą sėdynę, bet taip ir yra iš tikrųjų. Važiavom visus 16 km. Nei kiek nepaskudėjo šiknos. Žiauriai patogi minkšta sėdynė. Ir taip pat turim tą priekinę amortizaciją, kurių dar prideda to minkštumo. Tų bordiūrų kaip ir nebuvo, bet jisai buvo patogu važiuoti, kai kelią visą sušvelnino. Nu ką, kokybės patikrai? Aha.
Aš tikrųjų galiu pasakyti taip, kad tai yra vienas komfortiškiausių dviračių, su kuriuo esu važiavęs. Net kojos beveik nereikia kelt. Aš galvoju, gal nėra net galios, taip, kad net neužvažiuosim į įkalnę, bet net ir į įkalnę išvažiuoja. Šitas motoras yra galingas, bet ne iš greičio pusės. Važiuoja. Dviratis sveria 27,5 kg, kas kaip tokio aukščio yra labai nedaug. Ir taip pat turime 26 inčių aukščio padangas, kurios nėra tik plonos, bet jos ir turi storumo 2,3 colio. Jis vis tiek labiau orientuotas į miestą, bet galima šiek tiek paužinėti žvirklių. Taip pat turime burvatsargius, bagažinę, nuimamą bateriją, Shimano 7 bėgius. Ir Hebra jisai yra neperšlapamas iki IP54. Ir sorry, tai yra vienintelis dalykas, kurio aš tikrai netestuosiu. Na ir taip pat, kaip gamintojas sako, tai yra ne vanilinė, bet tai yra dramblio kaulo spalva. Ir labai šitą kreminę, aš vis tiek vadinsiu vanilinę, labai tinka su šitom rudom rankenėlėm, ruda sėdynė. Gal dar purvatsargiai norėjosi, kad būtų šiek tiek kitokios spalvos, nes greitai įsipurvins, bet kitą atveju labiau tas uždominuoja dramblio kaulo spalva. Išvyčiant saulį, blizga, nu taip. Prabangos man asmeniškai kas duoda, tai yra šita vanilinė spalva ir rankenėlės rudos ir sėdynė ruda. Gucci Louis Vuitton feelas, o žinot, ruda visada ant prabangos kažkaip eina. Kokiegi tai įdomi spalva, argi ne taip? Taip pat jis yra pagamintas iš plieno, nėra jokių beveik suvirinimo žymių, toks minimalios. Visas dviračio rėmas atrodo visiškai tvarkingai. Jeigu esi tas pedantas, tai va tau tikrai tiks. Taip pat dar krepšiuką galima įdėti, niekaip neįdeda tų krepšiukų, aš kaip kinietė, žinai, daug dirbo, pamiršta. Ir maksimali apkrova yra 120 kg, jei daug sveri, manau, vis tiek dar gali valgyti. Привет! Sveiki. А мы в ролике? Sako privieto, paskui kažką ukrainietiškai pasakė. Šiaip kiek žinau, čia vaikai jau išmoksta lietuvių kalbą. Vaikam labai lengva išmokti tą kalbą. Dar vienas dalykas, kurį pastebėjau iš baterijos charakteristikos, kad reikia naudoti akceleratorių. Jisai, pats kompiuteris nori taupyti tą elektrą net ir ant trečio režimo, jisai švelniai važiuojasi, bet neapsunkina kojų. Su kojom beveik nereikia dirbti net ir įkalniai. Bet vis tiek pagazavus, ženkliai greičiau gali įveikti kalną. Tada įsimuši 7 bėgį, žymiai greičiau gaunasi. Neįsivaizduoju, kam jie buvo nuėmę, bet jis labai geras dalykas. Nu, mes jau nuvažiavome 18 km. Irgi vienas dalykas, šitas ekranas yra ryškus, tik reikia iki tam tikro lygio pasikelt, nes kai būna per žemai arba per aukštai, jisai žiauriai užtemsta. Žinot, kai buvo tie privatūs stikliukai, tipo, kur kad nerodytų informacijos, ta prasme, ką čia privatizuoti neįsivaizduoju. Tai yra visiškai moto tradicija. Ta prasme, jis labiau pritaikytas miestui, bet su juo gali pasirodo ir miške važiuoti. Gerai, bet supratau, kad jau čia mūsų kelionė baigėsi. Gal sakau, pakalbėkim šiek tiek apie šią bateriją. Tai vat, kadangi mes jau nuvažiavom 23 km ir viena padala tik tai nukrito. Aha, nervuojasi, ne? Tai kiek ten ta baterija važiuoja? Aha, dydis ir labai svarbu. Kuo sunkesnė, kuo didesnė, tuo geriau. Iš tikrųjų, kaipgi yra su ta baterija? Vien tik su šia baterija galima nuvažiuoti 40 km važiuojant tik elektrą. Mes jau pusę atstumo nuvažiavom. Na ir pati baterija labai gerai įsėma ir įsideda. Reiškia, galėsite lengvai pakeisti bateriją, galėsite pakrauti atskirai išėmus iš dviračio. Tai vat galėsite važiuoti tiek kilometrų, kiek yra to piniginės storumo. Baterijos tikrai ne centus kainuoja. Kaip įsideda, tai atsilenkia šitą sėdynę paprastai. Štai taip paprastai įsideda. Atsifiksuoja sėdynė, tada įspaudus raktą pagal laikrodžio rodyklę užrakinama. Ir tada įjungiamas degimas. Taip pat per bateriją galima patikrinti, kiek lėkia padalų. Jori, šitokia saulė, kur tu čia be tų savo pilotinių akinių? Na, Hebra, aš sakau, su šiuo dviračiu nereikia skubėti. Ir kai su šiuo dviračiu neskubi, nėra kam į to atsitrenka. Nu, tupdeitas nužiūrėjom 25 km ir išsikrovė jau 2 baterijos. Aišku, aš visada tą akceleratorių naudoju. Ir su šių dviračiu mes kaip ir pagazavom video pradžioje, bet paskutinį aspektą kaip galę paliksime šio video pabaigoje. Taigi šalia manęs yra 250 W bešepetelinis variklis, kuris pasiekė piką iki 350 W, kas labai tinka mieste, nes jis ir sveria mažai ir su juo niekur skubėti tikrai nereikia. Taip pat užvažiuoju 25% kalnus, tai mes važiavome pro 3 ar 4 kalniukus, tai visus pravažiavom. Yra velniškai tylus, tai patikėkit manim, kelis kartus reikėjo skambuliuką nenaudoti. Tai tyliai variklis dirba. Žmonės tiesiog negirdėjo šito dviračio. Tai yra visiška Tesla. Užtikrina tylų ir efektyvų važiavimą bei didelį pagreitį. Šis variklis tikrai idealiai tinka kasdienėms kelionėms ar kelionėms į darbą, jeigu nesate tas vėluojantis žmogus. Tai yra visiškai atsiremiantis į komfortą. Ramiai važiuojasi, žiauriai patogus, labai tylus, turi viską komfortabiliam važiavimui. Tai kaip ten yra, ar lekia, kiek ten gazo spaudžia?
spaudžia. Ne, hebra, čia nėra tų pacanukų dviratukas, kas užtenka kaip tokiam miesteliu kaip Alytui. Aš per valandą, dar pasifilmuodamas, sugebėjau apvažiuoti visą Alytų. Net ir Vilnių jisai tektų, nes mūsų miestai Lietuvoje nėra dideli. Tai tikrai pamasyk, ar tau tokio dviračio nereikia, kad šiknutė būtų minkšta. Nu, aš ką, varau pravažiuosiu ir susitiksime vakare, kur patestuosime saugumą. Na, va, pagaliau sulaukime nakties ir palaikius šį mygtuką įsijungia šviesos. Ir štai taip apsišviečia gerai kelias. Arba reikia labai arti, arba labai toli. Ir gale. Va, šiandien nuvažiavam, šiandien ir užbaigsim. Viso nuvažiavam 36 km, dar 2 padalos liko. Tai kaip ir sakiau, 40 ir nuvažiuoja. Tai aš jo paskui ir nekankinau. Man kas labiausiai patiko, tai komfortas. Gal spalva patiko, nes aš irgi esu tas žmogus, kur prieš standartinės spalvas tas juodos, ten tamsiai mėlynos kažką. Ta prasme ir dėmesio susilaukė. Tikrai spalva yra akį traukianti. Italijos vaibas, nežinau. O minusai, aš kai dar jaunas, dar ačiū Dievui mėgstu greitį, tai jo, man greičio čia trūko. Ir P nustatymų, tai yra nustatymui, kai galima kažką kito pakeisti, išjungti tuos gamyklinius parametrus, mėgstu tai pasispaudinėti, kažką pasikoreguoti. Kas dar labai skirtų nuo aplikacijos, ta aplikacija kaip ir labai daug dalykų nepadarysi, išskyrus, jei tu didžiajame mieste gyvensi ir tu pamiršai, kur savo dviratį pasidėjai. Nes savo kaimyno toks pas dviratis iš šalia pasistatė. Tu turbūt jau tikrai turi tą elektrinį dviratį, bet gal tavo žmona ir mergina neturi ir jinai nervuosi, kai tu išvažiuoji toli ir nebegrįžti namo. Galbūt tavo žmona ir moteriai būtų šis dviratis į naudą. Ką norėjau pasakyti, kad tai yra visgi universalus rėmas, jis nėra moteriškas, bet moterim irgi gali tikti, jeigu norėtumėte važiuoti su savo sijonėliu. Šis dviratis nėra rajonskaja pacukam, šis dviratis yra suaugusiems žmonėm, brandiems žmonėm arba tiem, kurie mėgsta gyventi gyvenimą ir neskubėti. Šio dviračio linkas aprašyme. Norėjai paspausti like ir subscribe mygtukus, pamatysi dar daugiau neeilinių elektrinių dviračių arba paspirtukų. Su jumis bus Šiaurės ir iki greito.